39 rugsėjo 1 Vokietija užpuola Lenkiją ir po kelių savaičių nugali Lenkiją, visą okupuoja. Bet dar buvo prieš tai pasirašytas Molotovo-Ribbentropo paktas, pasidalinta Baltijos šalis ir Lenkija, pusė Lenkijos, beveik rytinė dalis atiteko Sovietų sąjungai, o centrinė ir vakarinė Lenkija atiteko Vokietijai. Bet Vilniaus su dalim Vilniaus krašto buvo, reiškia, perduotas Lietuvai nuo 39 spalio pabaigos, reiškia, Lietuva perima Vilnių ir darė Vilniaus krašto. Ir jau pačioje, sakykime, nuo pat vokiečių ir sovietų okupacijų pradžios, reiškia, visoje Lenkijoje, tame tarpe ir Lietuvai atitekusiame Vilniaus krašte, kūrėsi Lenkų pogrindžio organizacijos. W październiku Litwa przejęła z rąk sowieckich Wilno. I to Polakom bardzo zabolało. Co więcej, patrząc z punktu widzenia dzisiejszego, to ta umowa, jaka była zawarta, była złożona do Ligi Narodów, do sekretariatu Ligi Narodów i rząd polski, ale nie tylko, ale rząd Wielkiej Brytanii i Francji zawetowali. I ta umowa w Lidze Narodów nie nabrała jakby mocy prawnej. Jeigu kalbėt apie Vilnių, tai jų buvo labai daug tokių pogrindžio organizacijų ir grupių. Manoma, kad iki 39-41 iki nacių sovietų karo tokių organizacijų galėjo būti apie 30-40 net. Jos buvo labai skirtingo dydžio, įtakos ir panašiai, bet jau prasidėjo centralizacijos procesas ir reiškia 40 pradžioje buvo jau įsteigta Ginkluotos kovos sąjungos Vilniaus apygarda, kuris suvienijo daug šitų smulkių pogrindžio organizacijų. Ginkluotos kovos prieš Lietuvos valdžią Lenkų pogrindis nevykdė ir netgi emigracinė vyriausybė Prancūzijoje, paskui Londone, Lenkijos uždraudė Lenkų pogrindžiui Vilniaus krašte vykdyti ginkluotą kovą prieš Lietuvos valdžią. Kiedy Niemcy w czerwcu 1941 roku uderzyli na Związek Sowiecki, no to tutaj wkraczają Niemcy do Wilna. Polacy, widząc, jak strona litewska wita Niemców, przeczuwali, że nic z tego dobrego nie będzie. I rzeczywiście, jeżeli mówimy o możliwościach zawarcia porozumienia między tymi Polakami na Wileńszczyźnie, czy nawet na Litwie, tej etnicznej, czy kowieńskiej, a podziemiem polskim i litewskim, to te szanse były bardzo małe. Pierwsza przyczyna to jest to, że większość Litwinów widziała w Niemczech, w III Rzeszy, państwo, które może dla nich dać pewne szanse odbudowania państwa litewskiego, którego Sowieci jakby włączyli w skład Związku Sowieckiego. Lietuvių politikų viltis, kai kurių ir Lafo viltis, kad nacistinė Vokietija pripažins laikinai Lietuvos vyriausybę, kad ir sakykime, ribotą tam tikrą Lietuvos valstybingumą, tas nepasiteisino. Vokiečiai įvedė savo iš pradžių karinę okupacinę valdžią, paskui civilinę valdžią, Zivilverwaltungą. Ir jau tada nuo 41 rudens jau pradeda steigtis ir lietuvių pogrindžio organizacijos po lietuvių aktyvistų fronto uždarymo. Tai tokios stipriausias galbūt buvo, kurios jau 41 pabaigoje, 42 pradžioj steigėsi, tai buvo Lietuvių frontas, daugiau tokios katalikiškos, krikdemiškos pakraipos, taip pat Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, tai čia buvo daugiau tautininkų ir liaudininkų, galbūt tokia organizacija, jeigu apie partinę, nors čia buvo ne partijos, čia buvo pogrindžio organizacijos. Ir Lietuvos laisvės armija, tai karininkų, tai tokia nepartinė visiškai karininkų organizacija. Relacje, jakie były przed wojną, rzutowały na te stosunki między Polakami i Litwinami w okresie II wojny światowej.
tie santykiai tarp lietuvių ir lenkų vokiečių okupacijos metais buvo irgi labai prasti, kadangi kiekviena tautinė grupė varžėsi dėl įtakos, sakykime, kad turėjo didesnį įtaką krašte, didesnę valdžią, nors kraštas buvo okupuotas, bet vis tiek, reiškia, tam tikra tautinė kova vyko, reiškia. Ir tas, sakykime, tas dalykas, kad vokiečiai panaudodavo, reiškia, lietuvių policiją ar savisaugos dalinius prieš Lenkų pogrindį, arba kartais ir prieš civilius gyventojus, tai tuos, reiškia, lietuvių ir Lenkų santykius dar labiau aštrino. Pierwsze próby takiego nawiązania porozumienia między podziemiem polskim a jakimiś politycznymi partiami litewskimi już są w 1942 roku. Tutaj PPS, Polska Partia Socjalistyczna i tam trochę jeszcze kilka innych partii nawiązały takie kontakty z tymi swoimi odpowiednikami po stronie litewskiej, ale te raczej rozmowy były takie partyjne. Jakieś tam wspólne punkty były, ale kiedy dochodziło do sprawy, czy popieramy, czy kto jest wrogiem, tak, to dla Litwinów wrogiem numer jeden był Związek Sowiecki. Natomiast dla Polaków wrogiem był numer jeden Niemcy. Berods pirmas toksai susitikimas Vilniuje tarp lietuvių ir Lenkų buvo 42 birželio 30 dieną. Ir čia šitą iš Lenkų pusės inicijavo tokia organizacija Vilniaus demokratinė santalka. Reiškia, lenkiškai būtų Vilenska koncentracija demokratična. Tai buvo daugiau kairiųjų partijų, reiškia, tai yra ir liaudininkų, ir socialistų, ir reiškia, kairiųjų partijų organizacija politinė, kuri susitiko su lietuvių atstovais. Ir nėra tiksliai žinoma, kas atstovavo lietuvius, bet turbūt tai buvo irgi daugiau kairiųjų partijų atstovai, liaudininkai, socialdemokratai, ir dalyvavo vienas lietuvių karininkas. Tai buvo toks pirmas žinomas bandymas derėtis pogrindžio organizacijoms tarpusavį. Ir buvo, sakykime, tie pokalbiai vyko draugiškoj, sakykime, tokioj atmosferoj, ir buvo kalbama, kad reikia kažkaip tos santykius gerinti, kad nereikia juos aštrinti, nereikia vieni kitų atžvilgių naudoti prievartą, jėgą, terorą ir panašiai, kad sušvelninti, reiškia, tą tokį priešiškumą ir propagandą ir lietuvių, ir Lenkų pogrindžio spaudoje ir panašus dalykai. Aišku, iškilo ir Vilniaus klausimas, be abejo, valstybinės priklausomybės, kam turi priklausyti Vilnius, ar Lietuvai, ar Lenkijai. Žinoma, šituo klausimu negalėjo būti kažkokių susitarimų galų gale, ir nebuvo duota nei Lenkijos vyriausybės įgaliojimai vykdyti darybas tuo klausimu Lenkų pogrindžiui. Lietuva savo emigracinės vyriausybės iš vis neturėjo. Antro pasaulinio karo metais nesugebėjo sukurti savo emigracinę wyriausybę. Następny krok był taki, że w 1943 roku dochodzi do spotkań między podziemiem polskim, kiedy już jest tutaj podpułkownik Aleksander Krzyżanowski, komendant okręgu wileńskiego, Wilk, i po drugiej stronie są różne osoby, które reprezentują różne podziemne organizacje. Te organizacje nie są scalone, to nie jest tak jak wśród Polaków, że mamy tylko jedno polskie podziemie, które ma dwa filary. Armia Krajowa to filar zbrojny i druga delegatura rządu, ten cywilny, ale to jest podporządkowane rządowi polskiemu. Próbują rozmawiać, co różni Polaków i Litwinów, kto jest wrogiem numer jeden. To nie uległo zmianie przez całą wojnę. I to mocno różniło. Różniło też kwestia Wilna. Strona litewska chciała, ażeby tutaj podziemie polskie zadeklarowało, że po wojnie te Wilno będzie należeć do państwa litewskiego. Rząd polski jako jedyny na zachodzie twierdził, że po wojnie ma być niepodległe państwo litewskie. Ale nic nie mówił o Wilnie. Iš viso tokių susitikimų, dėrybų nacių okupacijos metais Vilniuje buvo gal 5-6,
Ir šitie susitikimai yra daugiau žinomi iš Lenkų pusės, nes išliko svarbus liudininkai, kurie vykdė tas dėrybas, pavyzdžiui, Ježis Dobžanskis, toksai, reiškia, armijos krajovos informacijos biuro, reiškia, viršininkas. Jis parašė atsiminimus, mini, kad buvo tokie susitikimai, po to Zigmundas Fedorovičius, vyriausybės įgaliotinis Vilniaus apygardai. O iš lietuvių pusės bėda ta, kad tie žmonės, kurie dalyvavo tose susitikimuose, tose pokalbiuose, jie nepaliko jokių raštiškų, nei man žinoma kažkokių pasakojimų įrašytų į vaizdo kameras ar dar kažkur. Ir mes labai prastai żinome, kas atstovavo lietuvius tose dėrybose. Strona polska wystąpiła do generała Plechaviczusa pod ziemię z próbą nawiązania takiego rozmów i zawarcia porozumienia, żeby nie doszło do bratobójczych walk. I takie dwie próby nastąpiły między 13 kwietnia i 22 kwietnia 1944 roku. Dlaczego to nastąpiło? Bo tam, gdzie te bataliony, a takich batalionów było już ponad 10 i większa część przyszła ich tutaj, 6 batalionów przyszło tu na Wileńszczyznę, dochodziło do spięć, do walk. Plechavičius powołał u siebie w sztabie hrabiego Aleksandra Tyszkiewicza z Polongi, który miał właśnie takie zadanie spełnić, żeby w tych takich zadań specjalnych, między innymi do takiego jakiegoś nawiązania rozmów z podziemiem polskim. Te rozmowy były. Strona polska zaproponowała, nie możemy dopuścić do walk bratobójczych, bo to było kiedyś wspólne państwo Rzeczpospolitej obojga narodów. Powołajmy jakaś komisja rozjemcza, że jeżeli mamy jakieś tutaj zarzewie konfliktu, żeby to zebrać się i w negocjacjach jakoś to stłumić, żeby to nie byłoby rozniecane, te walki. Jednak to były propozycje strony polskiej. Strona litewska zgłosiła swoje propozycje i one były dosyć brutalne. Mówiła tak, że przekazujecie swoje oddziały pod nasze dowództwo, a to litewskie dowództwo podporządkowane było dowództwu niemieckiemu, tak? I jeżeli to nie przyjmujecie, to wynosicie się z tego terenu, z Wileńszczyzny. Strona polska mówiła, że my tego nie możemy przyjąć. Paskutinis toks žinomas susitikimas ir dėrybos buvo 44 balandžio mėnesį, balandžio pradžioj. Ir tai buvo bene paskutinis kartas vokiečių okupacijos metais, kai susitiko lietuvių ir lenkų pogrindžio atstovai. Daugybė buvo priežasčių, kodėl nepavyko susitarti. Pagrindinė, aišku, priežastis Vilniaus valstybinės priklausomybės klausimas, bet ne tik. Buvo ir kitų klausimų svarbių, nes ir skyrėsi ir pasipriešinimo metodai, ir priešų, sakykime, prioritetai, nes Lenkų pogrindis visada laikė nacistinę Vokietiją savo priešų numeris 1 ir planavo ir sukilimą, ir ginkluotą partizaninę kovą, o lietuvių pogrindis, reiškia, savo pagrindinių priešų laikė Sovietų sąjungą. Ir manė, kad vykstant karui tarp sovietų ir vokiečių nėra reikalo ginklų kovoti, reiškia, prieš vokiečius ir tokiu būdu padėti sowietams, kad jie greičiau grįžtų į Lietuvą ir vėl ją okupuotų. Kiedy już mamy jesień 1944 roku, to tutaj mamy walki z tą sowiecką, tymi oddziałami bezpieki, tymi Istrebitelej, czy jakieś tam NKWD, tymi specjalnymi oddziałami. No i teraz rzeczywiście mamy taka sytuacja, że Litwini i Polacy mają jednego wroga. Lietuvių ir Lenkų partizanų susitikimas buvo 45 kovo 16 dieną, reiškia, tokia šalia Piliūnų kaimas, čia netoli Valkininkų, kai susitiko, reiškia, 4 Lenkų partizanų būrių vadai ir 3 lietuvių, tai yra žinomos ir pavardės Lenkų Michalas Tetenisas, Mišlyvai, vienas pagrindinių, o iš lietuvių tai buvo bene žymiausias, tai buvo
LLA atstovas Vaclavas Voveris Žaibas. Ir iš tikrųjų čia buvo sutarta, kad reiškia, jie, lietuvių ir lenkų partizanai, vieni prieš kitus nekovos, o jeigu kuriuos nors užpultų jau, reiškia, sovietai, NKVD, tai jie vieni kitiems eis į pagalbą. Buvo keletas tokių atvejų, kai lietuvių ir lenkų partizanai kovojo kartu prieš sovietus, bet bėda ta, kad, sakykime, Lenkų pogrindžio situacija labai pasikeitė, nes Lenkų pogrindžio 44 sovietai suėmė gal 8 000, reiškia, internavo armijos Krajovos kariškių ir suėmė apygardos vadą, komendantą Kšižanovskį, Vilką, štabą jos suėmė, žodžiu, pogrindis labai smarkiai nukraujavo. O lietuvių dar tik pradėjo įsibėgėti. Dar lietuviai irgi nebuvo sukūrę savo nei centrinės vadovybės, nebuvo net kol kas net apygardų 44, tik 5 metų jau kai kur buvo sukurtos apygardos. Tai čia buvo daugiau toks ne centrinės vadovybės lygmenių bendradarbiavimas, bet lokalinis atskirų būrių veikimas, o jau 45 pabaigoje armijos Krajovos Vilniaus apygarda nustojo egzistuoti, o lietuvių dar pogrindis ir partizaninis pasipriešinimas tik įsibėgėjo.